Sveiki, čia Cezaris Ateljė. Taigi filmuoju iš kito telefono, nežinau kaip čia gausis nufilmuoti ir turiu aptarti labai daug knygų. Trumpai. Šita lenkiška knyga yra apie italų virtuvę. Joje gausu įvairiausių paveikslėlių, receptų ir tai ne vien tik aprašyti receptą ir kaip gaminti, tačiau ir visa kultūra italų gastronomijos ir maisto istorija. Taigi šita knyga tikrai labai gera, turiu dar 5 kitų šalių, nors jų yra tikrai nemažai, tad kitas planuoju dar įsigyti. Bet pirmiausia perskaičiau italų virtuvę, nes jinai man labiausiai patiko. Migruojantis paukščiai. Šitą perskaičiau ką tik nesenai baigiau skaityti. Tai istorija apie 2 moterų meilę. Smiltynėje, Kuršių nerijoje. Ir man labai patiko šita knyga. Nors iš pradžių, kai pradėjau skaityti, galvojau, bus nuobodi kažkokia. Bet visai nenuobodi jinai. Ir man labai patiko aprašyti gamtos vaizdai. Tiesiog atrodo nusikėliau į tuos vaizdus, į tą Kuršių neriją. Ir ta meilė tokia nesaldi, bet tokia kiekvienam turėjo savo paslapčių ir kurias atskleidė knygos gale. Ir tiesiog tokia graži meilė, ne seilė, bet tiesiog tikroviška meilė. Knyga tikrai labai brandi. Pastebėjau, kad autorė su kiekviena knyga vis brandžiau ir brandžiau rašo. Na, meilė be recepto tai humoro dozė gera. Apie gydytoją Henriką. Ir sunku kalbėti apie šitą knygą, kai negaliu išduoti vienos paslapties. Tiesiog reikia ją perskaityti ir tada sužinosite, kaip ten viskas susipynė. Na, tikrai intrigų, intrigėlės, humoro dozė tiesiog žiauriai gera. Turbūt geriausia šių metų knyga, kurią perskaičiau. Toliau kita dėstytojas Džo. Iš pradžių man skaitėsi nuobodžiai tą knygą, galiu pasakyti, bet vėliau reikalai pajudėjo ir visai man patiko, nes apie dėstytojo ir studentės meilę dar nesu skaitęs. Bet kažkokių tokių kaip įprasta meilės romanuose, kad būna knygos gale tokios intrigos, kažkoks kriminalas ar dar kažkas, ar 2 veikėjai kažkaip iš niekur atsirado, kažkokį nedidelį pavydą sukėlė ir tuo ir baigėsi, bet aišku su laiminga pabaiga, kas man patinka ir aš visas šitos autorės knygas esu skaitęs ir man jos visos labai patiko. Na ir pabaigiau pagaliau Nedorėlių taisyklių seriją, paskutinę 4 knygą, kokia stora, virš 500 lapų. Ir tikrai pati geriausia šitoj serijoj, man žiauriai patiko. Perskaičiau per porą dienų likusius kelius šimtus puslapių. Tai tikrai rekomenduoju visiems, kas mėgsta istorinius meilės romanus. Šitą knygą pirkau iš Vintedo labai pigiai. Na ir kuo man ji labai patiko, tai kad labai gausu paveikslėlių, visokių gėlių nuotraukų. Aprašyta trumpai apie kiekvieną gėlę, kaip prižiūrėti. Manau, kad šita knyga tikrai tinka tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Tikrai labai gera knyga. Na, o sekanti knyga, tai aš ją tik tokią pamačiau ir įsimylėjau. Susitaupiau pinigų, nes tikrai knyga nepigi, bet labai estetiškai
gražus ir paveikslėliai, ir šriftas, ir apipavidalinimas, ir net skirtukai 2. Tikrai trumpai, aiškiai parašyta apie kiekvieną augalą ir tikrai rekomenduoju įsigyti, jeigu neskaityti, tai bent jau pasidėti savo bibliotekoje, nes labai graži knyga. Ir aš tikrai nenusivyliau ją iškart įsimylėjęs iš TikToko. Viena mano mylimiausių knygų čia apie augalus. Na ir paskutinė knyga taip pat bus apie augalus, tai mano žalioji oazė. Šitą knygą man padovanojo draugas, kurį laiką tiesiog ilgai, kada aš ją čia įsigijau, pernai birželio pabaigoj. Tai praktiškai metus prastovėjo, bet perskaičiau, irgi labai patiko, tikrai ir paveikslėlių daug, ir apipavidalinimas, panašus kažkoks kaip Plantopedijos lietuviškas leidimas lyg būtų. Ir irgi apie augalus trumpai, aiškiai apie kiekvieną augalą, ir taip pat labai gera knyga tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems augalų augintojams. Visos tos 3 knygos tikrai geros. Ir svarbiausia, kad tų paveikslėlių daug man labai patinka. Tai va, tiek apie mano perskaitytas knygas čia. Tikrai nemažai perskaičiau čia, ne per mėnesį, bet, galima sakyti, per mėnesį perskaičiau šitas. Tai va, dabar skaitau naujausios rašytojos knygą Melo šydas. Taigi, pažiūrėsime, kas ten bus gero. Ačiū, kad žiūrėjote, pasekite, paspauskite patinka ir iki kitų kartų viso.